Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandien sugavau vieną žodį iš moters lūpų, jis sako, kaip ir dažnai mes daugelis sakom, aš šiandien važiuoju aplankyti tėvus. Ir ką aš noriu pasakyti apie žodį aplankyti, kol negalvoja arba analitiškai tų žodžių negirdi, tai viskas tvarkoje, bet mes pažiūrėkim pagal paveikslą, mes žinom, kad realybė tai paveikslai, kuriuose aš gyvenu, taip ir formuojasi, nes žmogus pradeda impulsą formavimui, o visata tik asistuoja. Tai aplankyti, ką mes lankom? Mes lankom ligonius, dažniausiai ligoninėje aplankom ir lankom kapus. Kapus todėl, kad lankai visada žmogų, kuris pats negali eiti. Tas lankymas todėl ir yra aplankymas. Kai mes kalbam apie savo tėvelius, gražiausiai būtų sakyti, kad aš važiuoju pas tėtį, aš važiuoju pasimatyti, aš važiuoju susitikti. Tas ir reiškia, kad aš noriu matyti, noriu su juo sutikti, todėl tie žodžiai yra daug gražesni ir daug tinkamesni. Tai aš nekritikuoju, aš tik visada pasidalinu tuo, ką aš pastebiu. Ir kai tu tą žodį atidarai, tu pamatai. Todėl matykit žodžius. Ačiū.